Vyko balsavimo metu tam tikras incidentas. Iš pradžių, prasidėjus balsavimui, Mindaugas Puidokas pasirašė ant sąrašo Seimo narių dėl biuletenių išdavimo, po to persigalvojo savo parašą išbraukė ir atrodo viskas buvo ramu, vyko sėkmingai tolimesni balsavimai, bet po kurio laiko grįžęs jisai sudraskė 5. lapą, kuriame jisai buvo pasirašęs ir nubraukė savo parašą. Tai aš turiu tai informuoti jūs ir įteikti dokumentus. Dėkoju. Tai aš manau, kad kaip pirmininkas kreipiuosi į etikos ir procedūrų komisiją. Šiandien įvyko, teroro aktu tai nepavadinsi, bet vis dėlto aš manau, nusikalstamą veiką galima pavadinti. Seimo narys davęs priesaiką suplėšė, tai yra sunaikino oficialų dokumentą, tai yra su kitų kolegų parašais. Ir aš manyčiau, kad tai yra galimas nusikaltimas, kuris turėtų būti įvertintas ir turėtų Seimo nariai spręsti, ar nebuvo padaryta dokumento sunaikinimas, tyčinis, sąmoningas ir tai įvertinti. Ačiū.